Sveiki atvykę prie dar vieno video ir kaip matot, mes žaidžiam Robloxą ir per Robloxą žaidžiam Dead Railsus, kur mano mėgstamiausias čia Robloxo žaidimas oficialiai yra. Ne, aš su juo nenoriu, aš sukursiu komandą vieno žaidėjo, kad galėtumėm nuvažiuoti daug. Labas, Timioka. Nu, laukiam. 3, 2, 1, ja! Dead Rails Game. Tai ką mes šiandien darysim? Mes rodysim jums, kaip pereit Dead Rails žaidimą. Tai pirmą jūs turite nueiti į Trading Post, kur parašyta, paimti savo maišą, įdėti šitą, parduoti ir turėsit $70. Tada nueikit prie Daily News ir surinkit visus šitus. Tada eikit į General Store, General Store. Tada čia kiek galit pirkit už tos 7 kaulų. Šiuo metu aš galiu tik 3. Pasimsiu juos. Dabar reikia eiti traukinį. Ne, pirmą pas daktarą. Jūs matot, kaip šoniukė ten yra $10 mums likę. Tai mes dar galim nusipirkti šitą va. Just in case. Jei kas būtų. O dabar einam į traukinį. Ir deginsim šitas anglis, nes jos nenustebkit gali. Gerai, viskas, maišas. Ir nieko neblokuokit čia nieko ir nestokit prie jokių namų, nes taip tik mirsite. Tiesiog važiuokite, jei kūro pakankamai. Tiesiog važiuokite. Jei jūs kažkas puls, tai blogai. Bet labiausiai reikia saugotis nuo vampyrų, nes vampyrai labiausiai. Jie moka patekti net į važiuojantį traukinį. Ir namukas, tai tokius namukus nestokit. Nu, jei norit praeiti šitą žaidimą. Bet, jei norit, tai nestokit niekur, nes pažadu, jūs tik lengviau mirsit. Ar kūras baiginės? Oh my god. Ar aš spėsiu? Ne, pusę dar nenuvažiavau. Reikia 10 000, kad čia būtų parašyta. Tada nuvažiuosim. O dar tiek nėra parašyta. Tai aš nežinau. Jei bus vampyrų naktis, bus labai blogai. Bet mes turim kastuvą, su kurio galim muštis. Gerai. Tai varom. Traukinys negali greičiau važiuoti, tik va tokiu greičiu. Eikti savo. Ir tikiuosi žiūri šitą video Augulė, nes jis gali ir pripažinti gal, nes aš noriu jam pasakyti, kad šitas
žaidimas yra mano mėgstamiausias Roblox'e. Šiaip, nuo šiol. Muzikėlė, nesijaudink, mane šie taip nepagaus. O, ir mes toje atvažiuosim, matot, jau pilį. Jau tai pasiruoš stabdyti. Stabdom. Biškutį pavažiuojame, stabdom. Gerai. Mes sustojom pirmoji stotelėje. Ir čia yra stotelės vadinama saugiaja stotelė. Mes joje esam visiškai saugus, nes va tie daiktai mus saugo. Kol jiem, aišku, nesibaigė kulkos ir ten tokia pati toj pusėje yra. Taip ir galvojau, kad bus čia ateity pardė. Nu, ateikit. Mirsit vis tiek. Matot, ką daro tie turetai jiems. Tai taip pat darys ir visiems nakties draugeliam. Labas, draugė. Labai tu juokingas nakties draugė. O, čia tai jau galima jį per pirštus duoti jam ir mirs jisai. Okei, biškutį. Krypi. Man nors ne šia zombių naktis, kas yra gal gerai, nes zombiai yra gali būti naudojami kūrui, kaip tik ties to sakiniu. Dešimt iš 10. Nu, tai varom pardavinėti tus dalykus. Kai kurie, aišku, prisiminkit, yra neparduodami. Nors šitas parduodamas. Kas čia už tiek parduodamas? Ai, aš aukso luitą ten buvau radęs. Tiksliai. Aš net nepagalvojau. Ok, šitas yra neparduodamas. Tai mes tą žaibolaidį kažkur čia priveldinsim. Veldinkis. Nu, gerai pusė. Dabar imam zombius visus. Rinkt kiek randam. Bet jau diena, nu. Jau diena, rimtai. 7 zombiai, 8 zombiai kokie, ar ne? Ar čia yra ir parduodamų dalykų? Nes ta knyga žinau, kad yra parduodamas dalykas. Dar ten zombius, žinoma. Nu, bet sudeginsim viską, nesvarbu ką, bet viską, visus 8 daiktus, kuriuos turim.
ir nebeturim. Dabar turim dar tą dalyką, kurį aš irgi surinksiu. Ir surink gali tik su maišu, nepamirškit. Ok, nes kai aš pamirštu, aš toks labai susinervinu ir sakau savo, kodėl nepasiema. Ir tai būna tikrai, patikėkit, labai nemalonu. Tik 5 už knygą, nu gerai. 8 turim, ką mes nusipirksim. Aš žinau, pažiūrėsim, ar General Store nėra kokios anglies arba barsų. Nei anglies, nei barsų. Rimtai. Barsai nuo vampyro, anglis bet kad važiuotų traukinys paprasčiausiai. Ir mes, aš galvoju, bandedžą galim pikliuoti čia, bet aš nelabai noriu, nes jisai gali biškutį paskui būt blogai. Ir aš tas 8 nelabai noriu ant visokių kokių shotguną nusipirkti iš tos 8 arba iš vis geriausio ginklo visam žaidime, kuris tik 7.5, o aš turiu 8. Bet amo ne. Aš noriu nusipirkti kokių tvorų geriau. Kiek čia mes važiuojam į Meksiką, taigi dar norėjau pridurti. Taigi dar pasakysiu, per šitą video visą nespėsim nukeliauti iki Meksikos, bet pasakysiu jau, kad reikia nesustot važiuoti. Nesustojinėt prie bet kokių ten namų, nes taip tik mirsit. Jei jums neįdomu nesustojinėti, tai sustojinėkit, čia bus tik sunkiau. Mano galva taip rodo, kad tai bus tik sunkiau. Tai man reikia nakties, kad kokį padeginčiau, paselinčiau. Išmoku taip. Neturiu ką veikti. Lighting rod. Šitas pritraukia šitą. Kaip čia. Žaibą. 8 dolerių turim. Ir mums tikrai nemanau, kad užteks tiek kūro, kiek turim ten kelioniai. Nes aš tų dalykų nepardavinėsiu, kas keisčiausia, kuriuos gausiu. Aš, tuos kaip ten, vilkolakius, vampyrus, o deginsiu. Kad tik greičiau, kad tik video neužtęstų, nes jau 14 minučių daugiau jau. Nes kai esat saugioj vietoje, tai laukit naktų, apsirūpinkit viskuo, tik kad būtų gerai. Bandedžas. Aš galiu parkūrinti nuo stogo ant stogo. Nu, kokia naktis werewolfų. Gerai, jie labai dideli yra. Tai jie turėtų daug kūro mums
duoti. Kaip anglis jie turėtų praslysti. Jei bet ne kaip anglis, nes anglis yra geriausia žaidime. Deginamoji medžiaga. Haha, nepagausit jūs manęs, Werwolfai. Nepagausit. Jeigu ką turiu va tokį nestiprų ginkliuką. Labas susikačialinas draugelis. Aš tave paimsiu ir iš karto deginsiu. Tu supranti, kaip čia pagarbu yra. Tuos Werwolfus pasirodo reikia su dragu degintai. Labas. Kodėl tu gaudai mane? Šūdas koks. Jei galėčiau, nusipirkčiau turetą va čia kažkur va ir iššaudytų man, dirbtų, kad vampyrai, bet tikrai pigiau būtų, jei nusipirktumėm tiesiog aptvarus. Ir būtų ne ką blogiau. Nu, Werwolfų dar bus? Ne, nebus? Aš nebijau. Ar jau diena? Jau diena. Va, nusileido ir pakilo saulė. 3 Werwolfus turim. Ir jos, aišku, kaip sakėm, oi, koks susikačialinės šūdas. Netiek jau ir daug prideda. Galvau, daugiau pridės. Užsikačialinės, kai labai... Matot, koks pilvo priesiukas. Bet gerai, čia mes padirbėjom. Varom. Labai gerai čia mums išdegė tie vilkų deginimas. Gal nors 20 tūkstančių metrų nuvažiuosim per šį video. Bet tikiuosi buvo įdomus jums šitas video. Bet aš įsveikinsim tik tada, kai baigsim video. Ok, banditai. Kas man labiausiai nepatinka. Apžoros. Ką jūs? Apžora viena liko. Labas, apžora. Tos apžoros tokios vertingos, bet jos neparduodamos, kas keisčiausia. Nu, tai ką? Kodėl ten vėl banditai juokauja? Kodėl jūsų zombiai kramtyk? Kodėl būtent jūsų zombiai nekramto? Tegul kramto jūs, o ne mane. Apleistas miestas, kas gali būti geriau už apleistą miestą. Nu, dar važiuosim daug. Dar beveik tiek pats kelio. Nu, dar mažiau nei tiek pat, bet gaudom su armija, bet nelabai armija, nes aš nuo jų pabėgsiu. Ir čia mes, kai 20 tūkstančių metrų čia rodys, tada mes atvažiuosim. Tai beveik jau atvažiavom, galima sakyti. Jau kaip tik ant laiko baigti video. Nu ir tos 8 dolerių žinom, kur išleisim. Ant šūdų.
nes mes jau taip turim baigti video, tai kam mums dar juos išleisti? Kam? Tiesiog sakykit. Jei dar pasiliktumėm, būtų geras šiltas. Bet žiūrim, ar čia šitas yra geras lūtininkas. Ne ką geras. Taigi aš noriu pasakyti, kad subscribintumėt, laikintumėt ir pasidalintumėt su kitais ir visų gero.